Sveiki! Šiandien gaminsime moliūgų tyrę, kurią galima bus įdėti įvairiausius kepinius, pyragus, keksiukus, virtinukų tešlą. Iš pradžių pasiruošiam moliūgą. Perpjaunam jį pusiau ir išskobiam sėklas. Pilnai išskaptuojame moliūgo vidų. Į moliūgo ertmę įpilame truputėlį vandens ir žievę ištepame aliejum. Moliūgą dedame į įkaitusią 200 laipsnių orkaitę ir kepame apie valandą. Iškepusi moliūgą išskaptuosiu ir sudėsiu į virtuvinį kombainą. Dabar moliūgą sutrinsime į tyrę. Na štai naminė moliūgų tyrė jau pagaminta, ją šaldytuve galima laikyti apie savaitę, o naudoti galima kepant pyragus, taip pat dedant į košes, kepant moliūgų duonelę, moliūginius keksiukus ir sausainius.